Prieš ją dabar aukštesnį Ugnę Grigaliūnaitę galima ieškoti pranašumo situacijų greičiu. Ta Brigita ir padaro ir išmaudo visiškai. Tikrai netrodo nei kaip statistė, nei kaip naujokė. Ugnė Grigaliūnaitė renka po. Taiklų metimą čia negalėjo susikurti Balabano. Kokį metimą pataiko? Ant parketo yra kažkiek drėgmės, nes antrą kartą toje pačioje vietoje suklumpo Donskichytė. Sukombinavo dvi buvusios Martyno Rošiaus auklėtinės, Dalia Donskichytė ir Klaipėdos Neptūnas šiame kėlinuke. Čia gražus Eurostepas, Brigita Sinickaitė. Donskichytė ir Šulskė, kurios sukombinavo 20 taškų. Tai Balaban ir Sinickaitė sukombinavo jau 23. Gabrielių pataikiusių 2 tolimus metimus čia nepataiko, tačiau Ugnė Grigaliūnaitė. 5 sekundės. Reikia atakuoti Balaban, sudėtingas metimas ir netaiklus, pati Viktorija atkovoja kamuolį ir dar 2 taškai. Lyg ir ištraukia kamuolį, tiesa perdavė jį ne tai krepšininkai, o Agnė Černickytė. Šulskė. Grįžo aikštelė Gabrielė Šulskė, 2 taškai su pražanga. Čia Okoduha proga jai pirmiesiams taškams, 2 taškai. Miktaitė negali padėti kibirkščiai dėl kojos skausmų. Čia Livija Sakevičiūtė. Vedlės Klaipėdos Neptūno Ambertone ekipoje yra dabar su kamuoliu esanti Viktorija Balaban. Dar vieną tritaškį smeigia ji. Dar vienas jos tolimas metimas netaiklus. Čia Sintė Aukštikalnytė. Prasiveržė į baudos aikštelę. Ten Balaban, reikia ir Viktorijos taiklių metimų. Čia Solo pavado taškai su pražanga.